Labą dieną. Čia va stovi granulės, kurias planavau per atostogas susivežti į garažą. Bet kaip ir nebėra garažą. Žodžiu. Bet čia nesvarbu. Jūsų labai daug kas pasisiūlėt, pagelbėt. Darbo čia tikrai yra labai daug, nes tikėjau, kad iš tikrųjų, turbūt tikėjau, žinau, kad turiu labai daug palaikančių žmonių, draugų, klientų, jūs visi esat be galo nuostabus. Tai vat parodysiu, kas norėsit atvažiuoti talką, kad darbo bus tikrai čia be galo daug, aišku, dalis gal bus jau mažiau, todėl kad komunalinis ūkis atvažiuos. Žodžiu, dalį šiukšlių išvežti, medžių, bet pilnas keveldrų visokių, tokių įdomesnių galėsiu parodyti. Čia įvažiavimas į sodybą, vartai sveiki. Pušis, matot, nudžiūvusios dėl klimato kaitos, žodžiu, kurias planavau šiemet būtinai išpjaut, bet esmė tame, kad stebuklingai jos išgyveno, nors realiai jos turėjo būti pjaunamas vien dėl to, kad išsaugot liniją sveikų pušų, nes persimeta, žodžiu. Čia, nežinau, prūdas, bet jis pilnas dabar visokių šiukšlių. Žodžiu, einam toliau. Čia matot, kadangi tikrai daug laiko neturiu, tai realiai didžiąją dalį atostogų būčiau skyręs idealiam teritorijos tvarkymui, žolės pjovimui, panašiai, bet yra kaip yra. Dabar kaip ir kol kas nėra tikslo pjaut, matot, šakutės visokios. Čia, žodžiu, kaip ir baisiai nenukentėjo, tada šiaip senukam reklama, todėl kad šiltnamis, plevelė, kaip nauja realiai, prasideda realiai, va matos, visi medžiai. Čia buvo aukštas didelės 100-metės pušis, kurių kaip ir nebėra. Ta prasme, čia nesimatydavo, čia yra mūsų vienintelis kaimynas, kurio mes niekada nematydavom, nes čia buvo žiauriai aukštas didelės pušis, va, kurios visas išlaužytos. Čia va tokia atsiveria dykynė, nors čia realiai, kur ten už mašinas matos, ten stovėjo daržinė, tai jinai tiesiog išnyko, žodžiu. Tada šitą pusę, žodžiu, baisiai daug žalos negavo, bet čia pilnas keveldrų, nuolaužų visokiausių, obuoliai išdaužyti. Čia praretėja eglės. Čia, žodžiu, medžiai apdaužyti stipriai, bet čia tiek to, jie regeneruosi, žodžiu. Tada einam toliau. Čia tas kaimynas, kaip sakiau, ten tolumoj, tai ten yra daug dalis mūsų namų dabar yra pas juos. Čia va stogo dangaus matas, gabalas. Ten tolumoje realiai mūsų stogas. Čia gal sunkiai matas. Žodžiu, čia viskas išdaužyta. Ir čia va buvo daržinė, dabar kaip ir nebėra. Kaimynas, kuris irgi per plauką realiai čia išgyveno, matė, kaip skrido kelias tonas sverianti liepa ore, ta prasme. Įsivaizduojat, kokią jėgą. Šitą koloną akmeninę, jinai sveria, aš neįsivaizduoju kiek, bet jinai stovėjo statmena, jinai tiesiog išmušta yra iš, matot, iš pamato. Žodžiu, čia va, ūkinis pastatas. Niekada gyvenime nebuvau užlipęs į ūkinio pastato antrą aukštą ir nežinojau, kas ten yra tam antram aukšte, bet dabar puikiai matas. Tiesiog šienas senas, neaišku kiek metų. Toliau, pamiršau. Žodžiu, tuoj sekundę. Įsivaizduokit, toks pareina į galvą. Šiferio gabalas įsmigęs į medį. Čia išguldyti visi medžiai. Čia tokie valikučiai.
prasideda garažas. Šiaip tas ūkinis man žiauriai patiko, nes jis yra autentiškas, aš norėjau jį susitvarkyti vienu žodžiu, kad jisai stovėtų, nes jisai realiai stovėjo šitiek metų, galėjo dar stovėti. Čia pavojinga lyst, nes jisai ir garsus skleidžia, čia viskas dreba, nebėra vidurinio to remiančio balkio tokia. Čia va garažas ištratintas. Čia mes laikom automobilį. Jeigu būtumėm, sakykime, buvę namuose, tai čia mašina būtų po tais medžiais, čia už 100%. Tai vat, čia liepos, žiauriai galingos. O prasideda namas, žodžiu. Aukštas, šiaip labai aukštas stogas buvo, iš tikrųjų naujas, apšiltintas, su nauja stoga danga. Namas renovuotas pilnai. Kas iš to? Matot, kaip realiai neišrovė, o nulaužė. Tai čia tokių irgi įdomių dalykų. Čia va, pirtis, kurios niekada gyvenime nebuvau užkūręs, bet labai ją puoselėdavau žodžiu, bet esmė tame, kad dabar turbūt greitu metu aš jos neiškursiu, bet manau, galbūt ją pavyks atsistatyti. Čia, žodžiu, vidus pirties. Toks va. Nu, čia išsivalysim, aišku, svarbu tenčiuką užsidėti, kad nesulytų. Čia va. Žodžiu, pats namas matyt buvo stiprus lietus. Ai va. Kamino indeklas. Medį va pasikoręs. Čia beržynas, nežinau, jį reiks irgi retinti, todėl kad dalis medžių iškrytę per linkę, nu neaišku, jie čia išsitiesins, gal čia nežinau. Žodžiu, spalva nebeaišku kokia, stogelė nėra. Langas. Durys. Kaminas. Hamakas va iš Thomas Phillips irgi už 10 eurų atlaikė tornadą, tai irgi galit pirkti. Triušinė va čia stovi yra, žodžiu, rastai ir juos pamatas. Čia nežinau, gal pavyks kažką gražus padaryti iš jo, iš to pamato, iš to akmenų aplinkui, matysim. Tada čia eglė tokia buvo, ten tolumoj, man jinai labai patikdavo, žodžiu, nes ten taip gali tokia kaip slėptuvė pasidaryti. Čia toliau, taip toliau, taip toliau. Va. Langų rėmus tiesiog atidarė, tai realiai, jeigu būtume buvę šituose kambariuose, nes gėlių vazonai ant palangių, kur stovėjo, jie nuskrido, atsimušė į sieną realiai. Kai kurios kėdės, kai kurie daiktai teleportavosi kitus kambarius, nes įsivaizduoju buvo ant tiek trauka, kad tiesiog plėšė duris vidinės ir daiktus tiesiog iš vieno kambario sutraukė į kitą kambarį ir vėl uždarė duris. Tai va, tokia teleportacija įvyko. Čia kaip ir statybų nėra didelis aš specialistas, bet greičiausiai, kad ir vainikui šakės. O dar vien sakau, hamakas, kam reikia, galiu dovanoti. Taip, toliau. Šakučių. Terasa. Nu, terasą atgaivinsim. Rynas išlaužtas. Žodžiu, kėdės plastikinės terasai stovėjo ir jos kitas radom realiai tebestovinčios tai pačioj vietoj. Ta prasme, skrida medis, kelias tonas sveriantis, o
Nežinau, 500 gramų sverianti kėdė, va, stovi gražiai čia. Kameros visur buvo, žodžiu, kamerų nebėra, bet gal pavyks, vieną vadą yra. Gal pavyks atkurti video, kaip gal kol viskas sugriuvo, kažką vis tiek turėjo nufilmuoti. Čia antrą saugą, va, dalis. Daug šiukšlių, kurias vis tiek reikės kažkaip susirinkti. Nužievino. Oi, kitur. Čia nepraeisi dabar. Kitur va išrovė. Išrovė tiesiog. Tai net nežinau, kartais atrodo gaila labiau negu ne namo, bet šiaip pačių tų medžių, nes jie man labai patiko. Ir va, šitą reiks baigti griauti, bet pradžiai reikia supjauti visus medžius. Tai va, vienu žodžiu, katė buvo namuose, uždaryta savo kambarį, nes jin turi savo kambarį. Ir labai gerai, kad mes ją uždarėm, nes vienu žodžiu čia unikalus variantas, nes šitas tornadas buvo stipriausias Lietuvos istorijoje nuo pat, kada jos pradėjo fiksuoti, jų čiagi retai labai būna, bet turim katę, kuri išgyveno pati viena, būdama namuose tornadą. Tai tiek, šiaip realiai ant video viskas atrodo kitaip, bet realybėje atrodo dar kitaip. Ir yra labai šiaip dar keistas jausmas, nes aš tai žinau kiekvieną mielą medį, kuris čia auga. Ir dabar jų visų čia nebėra, nes jie išskridę yra čia va. Stogo dalis. Va. Pas, nu, ten kaimyno teritorija. Čia pala. O, čia išrautas yra pušis. Va. Stogo dangus radau laukuose. Apskritai daug labai obelis. Vienu žodžiu, nieko gero. Tai va.